Kažkas vėl šiandien bus. Žemės. Na, Aurelis nekoks pasitaikė, bet jau ką padarysi, žiema yra. Svarbu nelyg. Aš irgi nerūkau, kad nešauju. O, nu pizdiet. Tokiu oru važinėti. Ligonis. Bet mes stipresni už orą, kočiu. Tikri tepaliniai, kaip ir tepaliniai, yra klubas, kuris važiuoja, tai mes va šiandien važiuosim, nepaisant visų. Tai va, kaip anksčiau keliavo. O, gerai. Vieną degtuką turi, vieną šampą. Jaka. Kuo? Einam. Mama mūsų pirtininkas keliauja. Kažkas vėl šiandien bus. Aš vykstu. Starava. Taip, aš eimsiu Panasoniku. Šito. Nu, tai kur tu atsistojai? Ai, blemba. Tokiam šaltį visi neįgaus. Jo, jau čia galima gauti neįgalumą. Tikrai. Žemės. Nuo tepaluotos. Irgi, na. Kur tu varai? Taigi ten negalima. Jeigu jų neprižiūrėsi, tai čia blet ir bardaką ir darys. Čia galima? Čia galima. Centrinė. Pagėdavau, dabar tik pririšta. Kaip pririšta? Spiruoklė nulūžo ir nesilaikė. Tai dabar tik pririšau. Va čia degaliniai, spyriau porą. Nuo kojelės tai jis nulėkė. Varykit. Iš karto jaučiasi tepalo kvapas mašinoj. Na, Aurelis nekoks pasitaikė, bet jau ką padarysi, žiema yra, tiksliau, ruduo yra
Jis normalus tepalinio greitis yra toks. Beveik 80. Sportas atvaręs. Kaip Irmantai oras? Svarbu nelyja. Jo, svarbiausia. Nešalta buvo? Šaltai niekada nešalta. Labas rytas, čia visi sulindę pasislėpę. Labas rytas. Greita. O, kiek čia technikos. Labas rytas, šturmanas. Na, aš galvau, kad čia mes tik net varėm. Pasirodo, kad nelabai. Va, garažas. Ne? Aha. Prezidentas turėtų priekį su motociklu važiuoti, rodyti kelią į šviesią ateitį. Nepradedam. Labai. Džiaukės, kad viso dar gyvas prezidentas. Ir ne klubiečiam, o tiem, kuriem... Geriau padėk, va. Kumpė. Bičiu jau. Elektrinė šita. Kokie numeriai geruliai. Šildytuvo. O, Paulė. Dačia, blėt, moncija. Bairių, ne? Kur pizdėt, kas tu? Ai, čia specialių? Rūksta. Neberūkau, blėt, nebemoku. Aš irgi nerūkau, bet nešauju. O, blėt, kam pridėk? Nu, pizdėt, blėt. O. Nu, bet vis tiek yra tokių biškį keistesnių. Tokių orų važinėti. Ligonį. Ačiū ištikimiausiams, kurie tikri tepalinė, kaip ir tepalinė yra klubas, kuris važiuoja, tai mes va šiandien važiuosim, nepaisant visko. Tai ačiū už tai. O ką, tie pagrindiniai mūsų, tai visiems žinomi, bet primenu, tai kaip platus kelias ir taupom kolonus ilgi, tai ženklas šitas. Aš parodau, už manęs parodau, taip iki galo pasirodom. Jeigu šitaip reiškia biškį kelias susiaurėja, mes tada darom šachmatus. Jeigu viens reiškia visai siauras kelias, tai visi po vieną važiuojam. Nu, posūkius rodom, žinoma, kairiai dešinę, su rankom, kaip priklauso. Taip kolonus taisyklės yra. Dabar tai dešinė, Kas su BMW važiuoja, nereik rodyti posūkį? Rodo visi rodo, jo. BMW stotelė. Nu, tai oras ir puls oras, nieko čia mes nepakeisim. Bet mes stipresni už orą, žodžiu. Užsakyt galėjote geresnį. Aš jau sakiau, bet tai kad kažkas daugiau sumokėjo. Uošmėnė man užsakinėlė. Kažkas atkeršit.
Jo, geriausia dūmina tai tūtai ir tūtai. Mano irgi dūmina. Ojei, tavo irgi. Aš nusižengiau taisyklėm, turėjau aplenkti, nes ilgai šitą. Jo, lemba kalnai dūmų. Manau, šiandien iš tavęs duoda labai daug, ar tepalų nebus pagalba. Nu tai blėt. Kur atvarėm? Remoristės muziejus. Kas? Remoristės. Rimoristė. Jo. Nu tai va, kaip anksčiau keliavo. Čia gal... Bet tai čia ne arklio muziejus. Ne, čia yra, man atrodo, labiau kaip žirgininkystė. Kaip apdirbdavau, kaip keliaudavau, gal nežinau, ar vežimus gal kaip darydavau. Pirmą žingsnį buvo Daug įdomiau pažiūrėti, kaip šiaudinėdavo. Rimoristė yra tai viskas apie arklių pakinktus. Arklių pakinktai tai yra kam priemonė, reiškia suvaldyti pakinkytiems, reiškia gyvuliams, ar ne, tai ir buivolom, ir asilam. Ir muziejaus įkūrėjas buvo klebonas Kazimieras Skučas. Jisai čia klebonavo, 83 atsikėlė į Kreiverius ir pradėjo rinkti tą į muziejinę savo kolekciją. Tai va, žodžiu, čia žmogus yra palaidotas, tai jisai ir pats prijautė tiems, reiškia, ir Rimoriaus taisydavo jisai, reiškia, ir tuos pakinktus ir įmeistraudavo karietas. Nu ką, dabar eisime į muziejų. Ką, ant arklių? Geras. Šiaip tai net pegi aprangą da jisai įdėjęs į tą taksą. Aš tai matau. Ne 100 čia tašūgas kainuoja. Gazas dūgelis.
Paračiūs. Jėga. Kietai. Kietai. Matai, Pauliau. O tu ir nebuvęs čia. Nebuvęs. Tai va. Aš pat ir norėjau klausti, kurioje čia vietoje Tau mes yra randamės. tepalinė. Vieną degtuką turi, vieną šansą. Jakmenį. Kuo? Nu, bus iš pirmo. Jo, jo. Nu, kad daugiau nesulytų šiandien, ne? Užtenka jau vis. Na, Simboliškai paragausim. Tai ką? Iki 0 promilių. Kūro, visus, blėt, na. Uždarys, na. Ne, mes iki 0 gerim. O, Eik, tu šitai? Ką? Šitai neskanu? Man šis labai baisiai neskanus. Žiūrėk tu. Aš esu padauginęs kažkada vaikystėje. Pasakystis. o tai pasislėpė gerai. Dar bandžiau filmuot, galėsim įdėt, matysi smolį. Kemurė! Šaltas alus. O, čia ir laužas, tai viską. Čia ne alkoholinis tas, ne? A, jo. O, tai tepalinį, matai, kaip varo. O, čia turėkai. Apvarė, javukę visą. Žiūrėk, tavo javukę aparė. Ir visą save. Ai, Va, chuliganas. chuliganas. Chuliganas.
Prieš metus buvom šitam namelyje, šventėm, šiemet išaugom. Kur varai? Einam, parodė. Tau kaip tik reikia. Lemba, ne. Yra tepalinių pirtis. O ble, kaip čia karšta. Iš karto prasojo. Čia va, šou programa mūsų pirtininkas vyriausias. Datsiukas. O kur liemenė? Regis tai varys namo tikrai, nenakvo. Gali būt, kad likt mašina. Tau turi to znyplį. Čia yra java. Patinka sitas. BMWs patinka tau, Virmės? Tas tau patinka? Hei. Tai tau BMW patinka labiausiai, taip? Supratau, nes čia irgi BMW. Tai tau gera. Supratau, tau BMW. Palinkėjimas tepaliniam. Kad aparatai tepaluotųsi visada. Tai palinkėjimas būtų plėstis ir dar daugiau judėti nei šiais metais. Gyvuokit ilgai, 100 metų. Ilgai laimingai. Stavkėm važinėtų daugiau. Būti visiems sveikiems. Ilgai ir laimingai. Daug kilometrų. Kelias nedulkėtų. Laimės, sveikatos, gero kelio ir gero vėjo į nugarą. Palinkėjimas, pirmiau pažiūrėkit į orą. Va, parodyk orą, koks va iš tų birželių. Nerodysim, kokiu važiavom. Bet vat, aš linkiu, kad jums kitą sezoną ir dar kokius, bent 10 ateityje būtų būtent toks oras, nors ir dabar nėra taip labai šilta, bet bent jau iš dangaus, kad būtų pusiau tokia saulė ir visiškai giedras dangus ir visą laiką rastumėt, kur nupirkti dvitakčio tepą. Tepalinio kraujas. Taip ir gyvenam.